šiandien niekur nebuvai. Ir vėl atmenu. Taip. Panevėžio muzikinis teatras pristato vieną ryškiausių naujojo sezono premjerų prancūzų kompozitoriaus Franciso Poulenco operą Žmogaus balsas. Tai iš tikrųjų šį kūrinį su juo teko susipažinti jau labai seniai, dar turbūt mokyklos ar studijų laikais. Ir tikrai šios premjeros įkvėpėjų pelnytai galim vadinti Janulevičiūtės televizijos filmą, kuriame pagrindinį moters vaidmenį kūrė mūsų viena ryškiausių Lietuvos dainininkių Giedrė Kaukaitė. Tai pati ši idėja iš tikrųjų jinai gimė labai pačioj darbo galbūt šiame teatre pradžioje. Tiesą sakant, jau šį teatrą važiavau su mintim, kad šis kūrinys puikiai tiktų mūsų mažai scenai. 1958 metais gimusi opera gili jausmų drama, kurią išgyvena mylimo išduota moteris. Šis kūrinys paties autoriaus pavadintas Išpažintimi. Vienintelė scenoje esanti atlikėja, kalbėdama telefonu su ją palikusiu mylimuoju, per trumpą laiką išgyvena sielvartą, pyktį, pavydą, gęstančias viltis, savižudybės grėsmę. It's a very interesting piece because Cocteau, who wrote it for just one person. And it's a long phone call, and we only hear one side of the story, so her answers. So basically it's like a mystery novel. It's like Agatha Christie or Stephen King, where you have to fill in the gaps with your own imagination. So I think it's a suspenseful piece, and it's somewhere where you have to you can't go with the music, but you have to think all the time. The audience has to think and fill in the gaps. Neeilinio vokalinio ir vaidybinio talento reikalaujantis vaidmuo mono operoje Žmogaus balsas daugelio solisčių svajonė. Panevėžyje jam ryžosi vienos perspektyviausių Lietuvos jaunosios kartos operos solisčių Jomantė Šležaitė ir Monika Pleškytė. Pagrindinius vaidmenis kuria dvi labai ryškios ir labai skirtingos solistės, tai Monika Pleškytė ir Jomantė Šležaitė. Įdomu tai, kad jos buvo atrinktos, mes skelbėm atranką pavasarį ir merginas rinkosi kūrybinę grupę iš, man atrodo, ar 12 ar 13 pretendenčių. Tai iš didelio skaičius buvo atrinktos 4 ir tuomet jau po pokalbio, po darbo su režisierium, su muzikinė medžiaga buvo pasirinktos šios. Žmogaus balsas yra apie emocijas, apie žmogaus vidų, apie didžiulį spektrą jausmų, apie tai, ko kartais mes patys nežinom, kad turime viduje ir kažkokia tai atitinkama situacija išprovokuoja jausmus, emocijas, pyktį, agresiją, meilę, nusivylimą, daugybę emocijų, kurias mes visi turim ir manau, kad kiekvienas žiūrovas atėjęs galės išvysti tas emocijas ir susitapatinti kai kuriuose situacijose su savimi. Unikalus iš tiesų spektaklis, nes monospektaklių pasaulyje operų yra tikrai mažai. Jeigu atvirai, aš tikriausiai nežinau daugiau, kad dar būtų parašyta. Ir visas veiksmas vyksta vienos moters kalbančios telefonu. Ir jinai kalba su savo mylimuoju, jinai kalba su moterim, kuri betodariškai nori susisiekti su savo šeimos gydytoju. Jinai kalba su operatorė, kuris junginėja žmonės, jinai kalba su mylimojo tarnu. Žodžiu, daugybė žmonių yra tame pokalbyje, bet žiūrovas mato tik ją vieną. Ir procesas, kurį mes turėjom režisūrinį, kad užsipildyti visas pauzes, visus tarpus ir žinoti, ką mums ir kas atsako telefonu anoje pusėje, buvo labai įdomu. Ir tai iš tiesų ne tik praturtina, bet ir įgalina visą vaidmenį, nes tada tai nėra tuščia, nes mes žinom, su kuo mes kalbam ir ką mums sako ir ką mes atsakom tuo pačiu. Labai tikiuosi, kad žiūrovas pajaus tą patį daugia sluoksniškumą, per kurį mes pačios pereinam. Žinot, tokia asmeninė žmogaus tragedija ir iš to nereikėtų daryti jokios komedijos. Ta prasme,
iš šono šita moteris gali pasirodyti kaip nestabili, neprognozuojama, isterikė ir panašiai. Ir mes šiaip gan linkę esam teisti tokias moteris visuomeniai, bet kai supranti, kas už to slepiasi, kokios nuoskaudos, traumos, patirtis, žymiai daugiau atjautos ir supratimo atsiranda tokių klausimų. Tai labai tikiuosi, kad žiūrovas irgi šitą išsineš. Mūsų režisierius turėjo drąsos ir įkvėpimo visą šitą libretą, kuris dažniausiai išvyksta moters miegamajame, perkelti į kalėjimo celę. Tokiu atveju, manau, gan stipriai suaštrindamas visus pojūčius ir biški duodamas kitą kampą pažvelgti visą šitą istoriją. Tai taip, veiksmas vyksta tiesiogiai kalėjimo celėje ir moteris bando susikalbėti. Žiūrovas girdi tik tai vieną pusę ir tai irgi yra įdomu iš tos pusės, kad manau, kad kiekvienas atsakymą tai susigalvos savo ir tik savo, ir tik savo skirtą, ir tik savo interpretuotą. Tai tas spektaklis turėtų būti nenuobodus ir nenusibostantis dėl to, kad kiekvieną kartą atėjus pirmą, tai atlikėjo emocinė būsena, jinai vis tiek yra visą laikį tokia, jos atkartoti neina. O antra ir pačio žiūrovo emocinė būsena tą dieną yra irgi skirtinga. Ir pavyzdžiui, tarkim, atėjus trečią kartą, galbūt dar kitomis spalvomis būtų išgirsta šitą operą. Tai jinai iš tiesų labai suteikianti daug spalvų ir daug galimybių patiem klausom atsiskleisti šiame veikale. Tai iš tikrųjų labai skatinu publiką pamatyti abi merginas šiame pastatyme, nes kaip akivaizdu pasižiūrėjus jau pirmasias peržiūras, kad tai yra visiškai du atskiri spektakliai, yra visiškai skirtingos asmenybės, skirtingas vaidmens suvokimas, perteikimas, traktavimas ir tai yra be galo įdomus procesas, nes mes turim tą patį orkestrą, tą patį dirigentą, tą patį režisierių ir tarsi visiškai du skirtingus spektaklius. Tai noriu labai paskatinti tikrai būti smalsiu žiūrovu, būti gelmės ieškančių žiūrovų ir ateiti pamatyti mūsų naujausią premjerą. Tiesiog visi esame skirtingi ir natūralu, kad kiekvienas prieiname prie vaidmens esmės skirtingai, o kadangi šitas vaidmuo eina per labai stiprius vidinius pojūčius, per vidinius vaizdinius, nelieka kito kelio, kaip tik būti skirtingiam, nes mano ir mano kolegės patirtis yra visiškai skirtingos gyvenime ir tas mūsų pritraukimas ir kompensavimas, įkrovimas į vaidmenį yra mūsų asmeninių pačių, dėl to viskas taip skiriasi. Po operos monodramos Žmogaus balsas spektaklių žiūrovai kviečiami į antrąją vakaro dalį Menas kaip gyvenimas ir terapija, kurios metu žymus psichoterapeutas Julius Neverauskas kartu su kitais pokalbio dalyviais ir auditorija svarstys, ką tai, ką matome scenoje, kalba apie mūsų gyvenimus ir kaip tai gali juos keisti. Tose diskusijose apie patį kūrinį, jo turinį, kas įvyksta per tą sąlyginai neilgą laiką, iš tikrųjų atradome tiek daug gelmės ir tokį platų emocijų spektrą, kad jisai labai natūraliai ir labai organiškai prašėsi tarsi tęsinio. Ir taip gimė idėja, kurią labai geranoriškai ir iš karto palaikė Panevėžio visuomenės sveikatos biuras ir jo vadovė Vijolė Miškinienė. Taip gimė idėja pratęsti šį spektaklį, pasikviečiant stiprų, pavadinkim taip, emocijų išmanytoją, ar ne, tai šiuo atveju mus po spektaklio į analizę, į savirefleksiją, į aptarimą, į diskusiją apie tai, ką mes matėm, ką mes išgirdom, ką mes jaučiam, kaip tai atspindi mus pačius, ta idėja menas kaip terapija ir gyvenimas. Tai šioje antroje dalyje mums vadovaus ir mus per tą emocijų vandenyną ves tikrai patyręs kapitonas, tai žymus psichoterapeutas, mokslų daktaras Julius Neverauskas. I think it's a very interesting idea of the theater to join this piece with something, usually it's played together as a double bill with some other short opera, but this time the Panevėžys Theater has decided to add this interesting discussion to it, and I'm very curious and excited about seeing what comes out of the discussion and how does the psychology professionals receive this and see this story.
Jeigu bus jėgų, jeigu bus po spektaklio jėgų, tai aš manau, kad mes taip pat prisijungsime, tai dar ateityje. Spektaklis vyks spalio 5, 6 ir lapkričio 23 dienomis 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre.